kadangi kol posėdis neprasidės filmuoti nieks nedraudžia, tai reikia paklausti, kaip žmonės jaučiasi prieš sprendimą. Juliau, ar pergyveni? Ne, kažkaip nieko gero nesitikiu, bet kai sako, kai nesitikiu, gal ir kažkas gero bus. O jūs? Nu, aš tikiu, kad bus, kad gerai bus. Žinokit, ir aš noriu tikėti. Nu, kaip Dievas duos, slepiam kameras, jo, tokiam bet sprendimui. kaip sakant, mes planuojam, o tenai aukštai juokiasi. Jo, nu, tai žiūrėsim. Nu, gal nesijuoks. Nu, gal geras tas šypsena pas mūsų palanki. Aha, ačiū. Nu, tai kaip, Juliau, patenkintas sprendimu, ką mes laimėjom, ką pralaimėjom, ar iš dalies laimėjom? Na, aišku, laimėjom iš dalies, bet džiugu iš tikrųjų, kad pono Vaigausko kontora turės dabar padirbėti ir skirti dar papildomas 5 valandas. Na, žiūrėsime, aišku, kaip veiks ponas Paleckis, kada tas valandas skirs. Na, aš manau, kad gerbdamas Lietuvos piliečių valią, nacionalinis transliuotojas turėtų skirti neprastesnių laikų, negu skiria kitas valandas. Na, pagyvensim, pamatysim, tačiau yra šansas, kad daugiau Lietuvos televizijos žiūrovų, radio klausytojų galės išgirsti ir pamatyti tos debatus ir susidaryti objektyvesnę nuomonę. Ačiū. Nu, tai kaip įspūdžiai, Olgute, pasakokit. Nu, aš tai patenkinta, visiškai patenkinta. Manau, kad teismas, aišku, galėjo traktuoti kitaip ir geriau. Galėjomės galbūt išprašyti daugiau valandų, bet kadangi redakcija yra įstatymo tokia, kokia yra, tai vat pirminė variantė to skundo aš taip ir prašiau tų 5 papildomų valandų, bet kadangi mūsų vyrai, Mūrai ir Romas ir Pranciškus vis dėlto buvo tokia nuostata, taip išskaitė, kad turėtų būti 4 kart po 7 valandas, nu tai patikslintam parašiau daugiau. Žodžiu, aš tai esu labai patenkinta, nes manau, kad čia yra laimėjimas, galų galia pirmas teisinis laimėjimas ir su kuo visus sveikinu. Nu, ačiū. Ką galėjom, tą laimėjom. Taip. Ačiū. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad vyriausia rinkimų komisija skyrė per mažai laiko referendumo dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams agitacijai visuomeninio transliuotojo eteryje. Teismas įpareigojo VRK nustatyti papildomą referendumo iniciatyvinės grupės ir oponentų atstovų tarpusavio debatams skirtiną laidų laiką. Į teismą kreipėsi referendumo iniciatoriai teigė, kad buvo neužtikrinta jų teisė pasinaudoti atitinkamu visuomeninio radio ir televizijos laiko agitacijai. Seimas birželio 29 dieną piliečių reikalavimų yra paskelbęs referendumo, kuriuo būtų pasisakoma dėl žemės pardavimo draudimo užsieniečiams bei juridiniams asmenims, taip pat iki 100 000 sumažinamas parašų skaičius referendumui inicijuoti. Premjeras Algirdas Butkevičius vis dar nesutinka įvardyti nė vieną viceministrą iš tų, kurie pagal specialių tyrimų